Sveiki, mėlyje gerbimieji žiūrėtojai, aš vėl byloju jums nuo lietingos Baltijos jūros. Orai tikėsimės keisis, tačiau ne apie tai šnekėsime apie tas naujienas, kurios pasirodė ir vyko arba yra paskelbtos iš NATO samito Ankaroje. NATO samitas Ankaroje baigėsi, kalbėjau apie 40 milijardų dolerių droninėms, antidroninėms sistemoms, ten NATO generalinis sekretorius apie tai paskelbė, tačiau šiandien norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, kas mums lietuviams yra ypatingai svarbu. Tai yra žiniasklaidoje nuskambėjo tas faktas, kad būtent mūsuose Lietuvoje, Estijoje, Baltijos šalyse esanti oro policijos misija, kalbu apie naikintuvus, mūsų sąjungininkų rotuojamus pastoviai, keisis į oro gynybos misiją. Oficialus paaiškinimas, kad paaiškinimo nėra, bet mes galime pabandyti truputėlį trumpai pasvarstyti, kas pasikeis. Visi prisiminam tą priešistorę arba tą istorijos pradžią, kuomet 2004-aisiais čia prasidėjo NATO oro policijos misija ir jinai skraidė, jinai patruliavo mūsų teritoriją ir dabar aš gaunu pastovius tuos informacinius laiškus, kiek kartų jie skrido ir kilo ir kokius Rusijos orlaivius identifikavo arba perėmė, kaip mėgsta kariškiai sakyti. Tačiau bet kokiu atveju tai visuomet buvo oro policijos misija, tai yra taikos meto misija. Ką tai reiškia? Tikriausiai žodis policija čia yra savotiškai kertinis. Tai yra visi mes žinome, kad policininkas negali naudoti šaunamojo ginklo, jeigu nekyla pavojus jo asmens saugumui arba tiems subjektams, tai yra piliečiams, dar kažkam tai, kuriuos jis saugo. Bet turi būti tiesioginė grėsmė. Tai yra tas nusikaltėlis arba įtariamasis, jisai turėtų pulti, šaudyti, žaloti, kažkaip kėsintis į tą būtent gyvybę ir tik tuomet galima panaudoti šaunamąjį ginklą kaip ir atgal, tai yra gynybai nuo jo. Šiuo atveju taikos misija, kas ir yra oro policijos misija, elgėsi lygiai taip pat. Aš dabar nekalbėsiu apie visus algoritmus, kaip viskas vyksta. Atsimenam, oficialiai paskelbta prieš kelis metus, kad NATO oro policijos naikintuvai yra tikrai ginkluoti. Čia šioje vietoje yra tam tikras, sakyčiau, nesusikalbėjimas arba toksai elementas paslapties. NATO oro policijos naikintuvai jie visada būdavo ginkluoti, išskyrus tais atvejais, kuomet jie kildavo į tas tango misijas. Nes alfa ir tango reiktų šitos dalykus atskirti. Tango misija, kai tu kyli savo oro uosto ir, tarkim, atlieki kažkokį tai planinį treniruotę skrydį, o alfa misija, kai tu reaguoji į pažeidimą, esi keliamas pagal pavojaus signalą, reiktų prisiminti tą alfa scramble, tai yra ypatingai greitą pakilimą, tačiau čia niuansai. Naikintuvai, jie skrenda ginkluoti oras gynybos raketomis, nesvarbu kokios šalies jie bebūtų, ir žinoma, kad savo aviacinėmis patrankėlėmis, tokiamis, kokios yra konkretaus modelio naikintuve. Kitas dalykas, ne viskas buvo padaryta, kad mes galėtume tiesiog, štai karo metu, kaip mes įsivaizdavome, galbūt tie civiliai, kad jeigu karas, NATO naikintuvai kyla ir jau atakuoja be jokio atskiro leidimo judančias priešo vilkstinės kažkur tai judančias Kauno, Klaipėdos, Vilniaus kryptimis. Viskas yra gerokai sudėtingiau, tačiau bet kokiu atveju NATO oro gynybos misija šitą reikalą išsprendžia. Ką aš turiu galvoje, sutrumpėja visų pirma reagavimo laikas, tai yra pats naikintuvų pakilimas, jis nei trumpėja, nei ilgėja, tačiau sprendimas numušti orlaivį, jisai tikrai sutrumpėja. Kodėl aš sakau orlaivį, tai gali būti tiesiog oro balionas. Galbūt nelogiška jį bus numušti, tačiau jeigu balionas bus identifikuotas kaip su didžiuliu kroviniu skrendantis balionas, tuoj pat pasieksantis Vilniaus oro erdvę ir besileisantis kažkur tai ant Seimo, aš šaržuoju žinoma, tai ko gero jį galima gal ir numušti. Kitas dalykas, prieš kiekvieną atskirą didelį darbą, pakeitimą, pokytį atliekami savotiški namų darbai iš tos vietos, tos pusės, kai mes sakome priimančiosios pusės, šiuo atveju tai yra Lietuva.
Na, visai nesenai Lietuvos teisinė bazė reglamentavo, tarkime, tam tikro objekto numušimą taip, kad jeigu numuštas objektas krenta ir populiariai paaiškinus, esu tai minėjęs, sudegina, uždega kažkokio tai ūkininko tvartą ir jisai viską suplėška, tai Lietuvos Respublika turi kreiptis ir išieškoti žalą iš to rumūno, belgo ar dar kažkokios šalies, NATO oro šalies piloto, kuris sukėlė savo tiesioginį netyčia ar netyčia tą veiksmą, tai yra padarė žalą. Na, dabar jau aukščiausių lygmenių, tai yra Seimas patvirtino, teisinė reglamentacijos bazė yra pakeista. Ir jeigu taip nutiks, vėlgi paprastas pavyzdys, kad įskridęs dronas skris ir NATO oro policijos arba NATO oro gynybos naikintuvas nuspręs jį numušti ir krisdamos nuolaužos arba pats numuštas dronas padegs tą minėtą tvartą ar kažkokį tai padarys nuostolį kitokį žalai turtui ar sveikatai, tai Lietuvos valstybė atlygins tą žalą. Šiuo atveju tai yra teisiniai niuansai, bet yra pakankamai svarbu, nes jeigu aš būčiau tas rumūnas ar belgas, skrisčiau ir tiesiog savistoviai, neturėdamas leidimą, aš nepulčiau labai jau numušinėti to drono, nes maža ką, ypač jeigu tas dronas skrenda kažkur tai virš urbanizuotų vietovių. Na, žinoma, čia mano tokia yra laisva interpretacija, įsakymas yra įsakymas ir nieks ten tų dviejų neturėtų, tačiau bet kokiu atveju šitą reikalą reikėjo atlikti. Taigi, tu skrendi taikos misijoje, taikos metu, oro policijos misijoje ir tu privalai pademonstruoti, kad tu identifikavai ir kontroliuoji tą, sakykime, orlaivį, bet tu negali imtis labai griežtų veiksmų, kol negausi po visos grandinėlės atėjusio įsakymo kažką tai numušti. Dabar vyriausiasis Europos ginkluotųjų pajėgų vadas NATO, aš kalbu, taip pat pats pilotas gali priimti tą sprendimą, kontaktas su žeme pastoviai palaikomas, tai yra numušimo pačio, ne pakilimo, bet numušimo procedūra gerokai supaprastėja. Aš jau nekalbu apie tą psichologinį momentą, kurį minėjau, kaip mes galime elgtis. Taigi, manau, mūsų draugai rusai taip pat tą žino ir nenustebčiau, kad šiek tiek tų dronų skrendančių pro šalį kažkur tai nukreiptų netyčia oro gynybos, elektroninės oro gynybos priemonėmis, jų galbūt ir sumažėtų. O gal kaip tik kažkas norės patikrinti būtent tą reakciją. Ir mes pamatysime pirmą numuštą droną oro policijos arba oro gynybos misijos metu virš Lietuvos. Bet kokiu atveju aš nenorėčiau, kad mes labai staigiai tuo įsitikintume, kaip visą tai veikia, tačiau naujienos yra geros. Ačiū, kad žiūrite. Iki greito.